B2B pardavimo mokymo programa skirta pardavimo vadybininkam, kurių neatsiejama darbinio gyvenimo dalis yra aktyvių klientų paieška. Tai yra tokie dalykai kaip šaltieji skambučiai, susitikimai, yra jų duona kasdieninė. Pirmojoje šių mokymų dalyje kalbėsime apie pasirengimą pardavimui. Tai yra, kokius namų darbus turime atlikti prieš pradedant ieškoti klientų. Žinoma, nepamirštant ir psichologinio pasirengimo aspekto. Antroji mokymų dalis skirta šaltiesiems skambučiams. Kalbėsime apie tai, kaip įveikti filtrą, kaip kalbėti su sprendimo priėmėju, koks tokio pokalbio tikslas, nuo ko jį pradėti, kaip jį užbaigti. Aptarsime, kada tinkamiausias laikas skambinti, o kada geriau susilaikyti nuo šaltųjų skambučių. Sekanti mokymų dalis – klientų tipai pagal diską. Jūsų klientai yra skirtingo tipo žmonės. Tad jūs negalite jiems visiems pardavinėti vienodų stiliumi. Pardavėjas profesionalas turėtų būti kaip vanduo. Pirmiausia, identifikuoti, kokio tipo žmogus yra jūsų klientas ir vėliau atitinkamai prisitaikyti. Bene svarbiausia mokymų dalis yra susitikimas su klientu, juk nuo jo iš esmės ir priklauso, ar pavyks pardavimas apskritai. Kalbėsime apie tai, kokie yra pagrindiniai susitikimo tikslai, nuo ko pradėti susitikimą, kokios esminės susitikimo dalys ir kuo jį užbaigti. Deja, bet realiame gyvenime klientai dažniausiai nepuola pirkti vos tik tai gavę pirmą pasiūlymą. Dažniausiai tenka įveikti visą eilę įvairių kliento prieštaravimų. Būtent prieštaravimam ir skirta sekanti mokymų dalis. Kalbėsime, kokio tipo jie yra, kaip juos identifikuoti, kaip juos įveikti. Apskritai, koks yra prieštaravimų įveikimo algoritmas. Tam, kad visą pardavimo procesą sėkmingai vestumėme link klausinimo. Tam skirta prieš paskutinė mokymų dalis. Taip, mes esame pardavėjai. Su mumis yra smagu, mes esame šilti ir draugiški. Tačiau turime neužsižaisti ir be reikalo neištemti pardavimų proceso. Verslo protokolas ir etiketas yra paskutinė mokymų tema. Susitikimų etiketas, elgesys prie stalo, apranga, verslo dovanos. Kalbėsime apie visą tai, kas svarbu kiekvienam žmogui, siekiančiam palikti gerą įspūdį savo klientam. Susitikime mokymuose.